Sveiki, aš taip netikėtai ekspromtu pabandysiu pristatyti mūsų projektą Vilnius Green Map. Aš esu Justas iš organizacijos Mes Darom. Pakelkit rankas, kas nežino akcijos Mes Darom. Darom tai yra, kaip sakyti, švarinimuose akcija, kuri jau vyksta 4 metus ir va šiemet balandžio 21 dieną visus kviečiu, kaip sakyti, prie savo namų arba parke, visur gamtoje miške rinkti šiukšles. Bet ši prezentacija yra ne apie tai, yra apie mūsų naują projektą, kuris vadinasi Vilnius Green Map. Tai yra, galima sakyti, tai yra socialinis projektas, kurio tikslas yra su savanoriais ir visa visuomenė surinkti informaciją apie Vilniaus miesto ekologinės vietas ir jas patalpinti į visiems matomą žemėlapį. Tai tam projekte jūs galite dalyvauti patys, nuėję į mūsų svetainę www.vilniusgreenmap.org ir čia tiesiog paspaudę galite pasiūlyti ekologinį tašką. Dabar trumpai, kas yra ekologiniai taškai. Mes skirstame ekologinius taškus į 6 kategorijas. Tai turime yra žaliasis verslas, tai yra kavinės, parduotuvės, pavyzdžiui, blusturgis, Kimo turgus. Kita kategorija yra žalios technologijos, tai visi startupai, kurie dirba su saulės energija, vėjo energija, visais kitais ekologiniais dalykais. Trečia kategorija tai yra žaliasis transportas. Mes būtinai pažymėsime, kur yra elektros automobilių įkrovimo aikštelė, žinote, kur yra. Teisingai, prie technologijos muziejos jūs galite krauti savo elektromobilį. Ketvirta kategorija tai yra žaliasis laisvalaikis, mes pažymėsime, kur galima žaisti tinklinį, kur galima susikurti lauželį prie neries ir kur galima gražiai praleisti laiką. Penkta kategorija tai yra žalioji visuomenė, tai yra visos nevyriausybinės organizacijos. Pavyzdžiui, mes esame įsikūrę Hub Vilnius Gedimino 9, kaip sakyti, irgi ačiū Mindaugui. Ir paskutinė kategorija tai yra žalioji kultūra, tai yra visi gatvės muzikos diena, tai ekomenininkai, kurie gamina ekomeną iš visokiausių eko dalykų ir taip toliau. Tai dar kartą kviečiu aš jūs dalyvauti mūsų projekte. Tai yra nuėję mūsų svetainę www.vilniusgreenmap.org, jūs galite patys pažymėti žaliąjį tašką, išsirinkti vieną iš ikonų, kuri yra mūsų žemėlapį ir tuomet tas taškas jisai bus atsiras mūsų žemėlapį. Pavyzdžiui, čia yra vienas jau taškas pažymėtas, tai būtent yra Open Green Map kaip filmukas. Tai tiesiog aš jau galbūt nerodėsiu, bet jūs galite nuėję mūsų svetainę daugiau pasižiūrėti, kas tai yra projektas. Tai aš dar matau turiu laiko, tai dar kartą pareklamuosiu, kad balandžio 20 dieną bus mūsų projekto pristatymas. Tai yra mes Gedimino 9 hub'e pristatysime jau šitą svetainę užpildytą žaliaisiais taškais. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs esate technologijų startupas ir norite atsirasti šitam žemėlapyje, tai kviečiame jūs irgi pasižymėti ir ateiti mūsų prezentaciją ir jūs netgi galėsite pristatyti savo tašką gyvai. Tai dar, jeigu turite klausimų, jūs galite rasti mūsų Facebook'e arba e-mailu ir labai kviečiu dalyvauti aktyviai ir viskas. Ačiū. Klausimams, taigi prašau tam klausimus. Jeigu klausimas buvo toks, šitas aplikacijas yra komercinių pagrindų ar nekomercinių? Mes esame social entrepreneurs, kaip čia lietuviškai išversti, socialiniai verslininkai. Tai mes iš tikrųjų tai žiūrime kol kas kaip į socialinę iniciatyvą, darome viską savanoriškų pagrindų, bet visas socialinis verslas gali irgi būti verslas. Tai iš tikrųjų galbūt ateityje tai irgi bus žaliųjų taškų rinkodaros įrankis. Tai kadangi žalioji banga yra ant bangos, tai aš manau, kad tikrai gali būti susidomėjimas
kad tai yra vertinga informacija apie ekologinės vietas Vilniuje. Kol kas mes esame finansuojami iš ES, ačiū jaunimo projektų agentūrai. Ir tai yra tarptautinis projektas, lygiai toks pats žemėlapis vyksta Tartu mieste. Tai mes kartu bendradarbiaujame ir turime šitos žiūrosius žemėlapius. Ar jūs kontroliuojate taškus, ta prasme, kokia informacija keliama ir ar jį teisinga? Taip, tai yra, kad visi pasiūlyti taškai jie iš karto nesiranda, jos tvirtina mūsų komanda. Tai mes turime, kaip sakyt, tokį ekspertų ratą tinklą, kurie įvertina tų taškų žalumą. Ar tas taškas yra visai žalias, ar tik pusiau žalias, ar truputėlį ne visai žalias. Kiek taškų yra Vilniaus mieste? Kiek jau pažymėta? Na, dabar mūsų duomenų bazėje mes startavom vasario mėnesį, tai mes turim kažkur apie 100 taškų. Viešai paskelbta yra tikrai nedaug, bet iki balandžio 20 dienos, kai bus mūsų projekto pristatymas, tai jau mes planuojam turėti, arti gal 500 taškų. Kol kas žemėlapis yra tik tai Vilniuje, bet lygiai tokią pačią iniciatyvą mes planuojame išplėsti visos Lietuvos mastu, lygiai taip pat kaip akcija daro vyksta visoje Lietuvoje. Tai gerai, su jūs